Keistas pavadinimas sausainiam. Digest žodis reiškia virškinimas. Bet šie sausainiai yra vanilla cheesecake. Labai skaniai atrodė ir buvo jam akcija. Aš jau dabar noriu juos valgyti. Dabar yra sekmadienis, labai graži diena. Dar mėgaujamės paskutiniais saulės spinduliais. Oi, navigacija pasakys čia kažką. Ir su mamyte važiuojam į levandų lauką. Noriu šiandien pasidalinti šiek tiek įspūdžių iš šios gražios dienos. Ir man yra likę 5 savaitės, lygiai 5 savaitės iki pirmųjų varžybų. Ir šis video, manau, bus sudurtinis iš keletos dienų, tai bandysiu sudėti daugiau kažkokių tai įdomesnių dalykėlių, kurie galbūt vėliau nutiks. Tai pasiruošiau maisto, įsidėjau pietus, dabar užkandžiauju oboliukais, 150 gramų obolių. Antras užkandis bus riešutų sviestas su kiaušinių baltymais. Pietums valgysiu veganiškas dešreles su daržovėm ir vienu gabalėliu proteino duonos. Ir paskui nežinau, tiesiog gal kokios kavutės sustosim kaviniai kokioje, ne? Ir pamatysit, kaip atrodys levandų laukas. Ten yra labai gražu. 5 dienos liko iki tos visos vietos, to parko uždarymo. Tai dabar skubam ir bus mūsų pirmas kartas. Pažiūrėsim, kaip ten kas pasifotografuosim. Ir kaip ir minėjau, oras labai gražus. Ir ką? Susitiksim kitame video. Štai atvykom į levandų lauką. Pradžiai tai jau jos nužydėja, bet vis tiek labai skaniai kvepia. Ir einam su mama toliau, ten matom mėlynuoja. Kažkur toliau mėlynuoja levandos. Prisiskinsim, labai skaniai kvepės kambarys. Kojos kažkas paskaudo, pasižiūriu, spogiukai. Nudilgino mane. Kažkur jau ilgi. Visi paskendę laukuose fotografuojas. Pažiūrėk. Šiandien man sekasi, paragavau paskutinių rudens gėrybių. Tai vynogės. Ir dabar va slyvų. Štai pietukai ir truputį nusiskėniau levandų. Na štai aš jau namuose ir dabar valgysiu štai tokį dalyką. Labai nesimpatiškai atrodo, bet neblogai, visai neblogai skanu. Baltymai kiaušinių ir migdolų riešutų sviestas. Perspėjimas, kadangi iki varžybų liko vis mažiau laiko, mano video vaizdeliuose matysite vis daugiau maisto. Aš dažniau pradedu galvoti apie savo visus cheat ir aš jau pradėjau pirktis užkandžius. To jūs pamatysit. Viskas slepiu po lovą, kad niekas nerastų ir nesuvalgytų. Tam. Taigi, ką aš čia turiu? Anakardžio riešutai. Oven baked, tasty cashews nuts baked with loads of lovely Marmite
just for Marmite nutters. Aš niekad nemėgau Marmite šito, bet kadangi čia yra toksai padažas su vegetariškas, jame daug vitaminų B ir taip toliau, tai sakykime, kad truputį bus sveika. Tai va, čia tokie kepti anakardžio riešutai. Tada su medumi migdolų riešutai skrudinti. Digestives. Labai keistas pavadinimas sausainiam. Digest žodis reiškia virškinimas. Bet šie sausainiai yra vanilla cheesecake. Labai skaniai atrodė ir buvo jam akcija. Aš jau dabar noriu juos valgyti. Ir limited edition Oreos. O čia strawberry cheesecake. Viskas su tais cheesecake. Paskui atėjo pas mane praeitą dieną draugė ir sako, žinau, kad nevalgai šitų dalykų, bet vis tiek skubėdama iš mandagumo kažką norėjau atsinešti į svečius. Baltas milka šokoladas ir dairy milk su riešutais ir su uogom. Ir visai neseniai gavau dovanų už tai, kad padariau labai mažutę paslaugą vienam žmogui, tai Rafaelo saldainiai. Na, tas neseniai tai buvo galbūt prieš mėnesį ir sakiau, niekam neduosiu, laikysiu, taupysiu iki laiko po varžybų. Tai štai mano gardumynai. Štai tokie. Štai, laukia, nesulaukia. Pasidedu jo saugiai čia. Saugiai. Niekas nebandytų imti. Ir šiandien po levandų lauko su mama dar taip pat užsukom į Aldi parduotuvę, kur prisipirkau dar papildomų tenai tų skanėstų, bet ir nusipirkau dar šiek tiek šiokių bei tokių dalykėlių. Pastaruoju metu labai pamėgau proteino duoną. Baltymais praturtinta duona turi 15 gramų vienas gabalėlis baltymų, 15 gramų angliavandenių ir nepamenu kiek. Galbūt 6 gramus riebalų. Jos pirkdavau MyProtein kompanijoje, tinklapyje myprotein.co.uk. Bet kažkaip pagalvojau, gal reikia kažką pabandyti surasti didžiosiuose prekybos centruose. Tai radau tokią duonytę Protein. Ir iš tiesų nepaslyskit ant šito žodelio protein. Kad rašo baltymais praturtinta ar proteinas ar dar kažkas, tai nereiškia, kad tai bus labai naudinga. Be abejo, šioje duonoje yra ir angliavandenių gausu, yra ir kitų produktų, bet jie yra šiek tiek sveikesnė negu įprastinės duonos. Jie aišku, va, E471, E472 ir yra žodžių, kuriuo aš nesuprantu. Iš viso aš sakau, jeigu sudėtyje maisto jūs nesuprantate kažkokių tai žodžių, tai produkto nepirkit. Geriausiai viską, kas natūralu. Tikrai pažadu jums ir aš žinau pati, kad po varžybų, na taip, aš norėsiu kažkurį tai laiką, keletą dienų valgyti jau ten visokį maistą, bet vėliau aš vėl grįšiu į savo sveikos gyvensenos vėžes. Ir aš maistą kaip ir prisižiūrėjau, aš jį taip ir prisižiūrėsiu, tiesiog aš skaičiuosiu kalorijas, kad pasistengčiau turėti daugiau mažiau svorį, galbūt 3-4 kg didesnį negu esu dabar. Dabar esu apie 55, tai jeigu mano svoris būtų visada 58, 59, aš tikrai jaučiuosi ir gerai, ir sveikai, ir turėčiau žymiai daugiau jėgų. Apie tai pašnekėsim po varžybų. Tęsiant toliau produktus, štai radau dar tokį Be Free, Be Wet and Gluten Free. Čia yra tokie tortilijos kaip ir paplotėliai, šičia free nuo visko, free dairy, free eggs, free nuts, free soy. Ta prasme nėra nei sojos, nei kiaušinių, nei pieno produktų, nieko. Ir labai yra daug skaidulų, source of protein. Be abejo, daug proteino. Ir taip, viena tortilija ši turi 2,4 gramo riebalų, 15 gramų angliavandenių ir 3,2 gramo proteino, kas yra tikrai nedaug, na bet source of protein. Be kita ko, čia yra su grūdeliais, su sėklom, tai aš pabandysiu ir vienoje yra apie 105 kalorijas, tai visai neblogai. Paskui nusipirkau štai kokosų
pieno tokio. Čia viską pirkau Aldi Anglijai parduotuvį. Tai labai nepykit. Galite ar paieškoti alternatyvų Lietuvoje, be abejo, bet nepykit, jeigu nerasite kažko panašaus. Kažką panašaus gali rasit, bet tokių pačių produktų turim, tie nerasit. Ir mano sūriukai, kaip visada, trikampiukai. Viename yra 28 kalorijos. Tofu sūris, mano alternatyva. Žuviai, viskam, veganė. Dienomis, kai valgau tofu sūrį, būnu veganė. Jeigu nesidedu nieko iš augalinių produktų, nei medaus ir kiaušinių ir panašiai. Ir štai, amerikiečiai yra labai pamišę dėl Cholula. Čia toksai padažas, Chipotle. Yra labai populiarus restoranas, kavinė yra ir Lietuvoje, berods kažkur jau atsidarė. Taip pat čia toksai Chipotle padažas aštrus ir 5 mililitruose, na, visko yra 0, kažkiek. Tai, ta prasme, 5 mililitrai šito padažo turi 0,4 angliavandenių, proteino 0,1, feto, riebalų 0,1 irgi. Tai yra tikrai visai neblogai, mėgstantiems aštresnį maistą. Aš jį mėgstu, bet pastaruoju metu iš vis nevalgydavau aštraus maisto. Tai dabar nežinau, žiūrėsiu, galbūt ir pagardinsiu kažkokį savo patiekalą. Ir dar vienas dalykėlis, jalapenai. Aštrus. Iš tikrųjų reikia labai nutaikyti. Kiti būna tokie saldžiarūgščiai, tokie švelnesni, o kiti būna tokie bjaurūs, kad jų net neįmanoma valgyti. Tai aš labai tikiuosi, kad aš pataikiau. Ir sudėtis, ką čia rašo gero, cukrus, jūros druska. Na, bet nusiskanuoju per MyFitness programėlę visada šios barkodus ir man išmeta visą informaciją, kurios man reikia. Ir tada jau galiu pasižiūrėti, kartais laikausi tos dietos if it fits in your macros. Jeigu jau kažkoks nelabai sveikas produktas, tai tiesiog stengiuosi sutalpinti kalorijas. Ir be to aš dar greitų metų norėsiu jums papasakoti apie dar vieną dietą. Ir tai bus kažkurią dieną šioj savaitėj. Aš atsisėsiu ramiai ir jums papasakosiu. O dabar šiandienai viskas ir turbūt susitiksim rytoj. Livukės, kurių nufyrinau pakeliai. Nusiplovau viską be abejo gražiai. Ir kvapniosios levandos. Paskutiniam vasaros dienom, kurios jau baigėsi rudens pradžia ir žmonės atsigaivina ledais. O mamytė nepasiėmė centų. Ne, o ledų noriu. Nieko. Štai šiandien pirmadienis ir dabar yra mano darbo pertrauka. Tai norėdama išnaudoti paskutinės šiltas, gražias ir saulėtas dienas, aš stengiuosi išeiti pasivaikščioti. Ir tai taip pat padeda man pasiekti mano Fitbit laikroduko golus. Visada turiu suvaikščioti ne mažiau 10 000 žingsnių, o jeigu per dieną suvaikštau iki 20 000 žingsnių, tai jau jaučiuosi, kad diena buvo tikrai aktyvi. Papildomai be abejo eina sportas ir visa kita. Tai dabar einu pasivaikščioti. Oi, kaip čia garsiai užrėkė. Einu dabar pasivaikščioti, oras tikrai labai gražus, spartesniu žingsneliu, kad geriau degtų kalorijos. Labas rytas, šiandien yra rugsėjo 13 diena. Aš jau po treniruotės, kaip ir visada, kėliausi ryte 5:30, bėgau į sporto salę, pasidariau bicepsą ir tricepsą. Ir šiandien, štai atrodau taip vasariškai, todėl kad šiandien turbūt bus paskutinė karščiausia rudens diena. Ir apskritai šiandien pranešama, kad bus apie 32 laipsnių šilumos Londone, ką reikštų, jog tai bus karščiausia rudens diena nuo 1967 berods. Na, tai stengsiuosi per pietų pertrauką darbė išeiti pasivaikščioti. Šiandien laukiu deliverių 2. Tai pagal viską, kadangi aš jau vis dar laukiu, jeigu iki pietų neatvažiuos antras deliveris, tai aš negalėsiu eiti pasivaikščioti. Nenoriu pražiopsoti savo pirkinių. Tai pirmą deliverį atidarom. Rodysiu, ką turiu. Aš jau žinau, kas čia. Jūs nežinot. Tai yra Animal Cuts.
riebalų degintojas, kurį geriu ruošimosi varžybo metu. Tai reikia šiandien išgerti. Nu, išgersiu kažkurio metu dabar pavalgę. Laukiam kito deliverio. Dar vienas siuntinukas atėjo. Kur žirklutės? Rodysiu, ką turiu. Taigi, siuntinys iš MyProtein. Pamenate, nesik irgi užsisakiau papildų baltymų ir taip toliau ir viską jums parodžiau. Tai atpakuokime siuntinį kartu ir šiandien. Dėžės visada būna tokios didelės, nors juose dalykų 3 kartus mažiau. Šitie neįdomu, šitie nesprogsta, žinot, kaip tie mažiukai. O, čia gavau kažkokių dar čekių. Ar aš tiek užsisakiau? Anyways, tai va. Pirmas dalykas, užsisakiau high protein pastą. Užsisakiau ir suplyšęs pakelis. Taip, kad aš dabar jiems išsiųsiu komplainą. Tada man atsiųs turbūt dar vieną. Bet reikia pirmą nufotografuoti. Paskui turiu proteino sūrio. Reikia dėti greitai į šaldytuvą. Jame yra, tarkim, per 100 gramų 2 gramai riebalų, 0 gramų angliavandenių ir 37 gramai proteino. Tai yra ganėtinai daug. Bandysim, ragausim ir žiūrėsim, ar skanus. Ir paskutinis dalykas, mano mėgstamiausias, apskritai dėl ko pagrindė šitą siuntinį siunčiausi, dėl proteino duonos. Labai labai skanu. Viename gabalėlyje yra, tarkime, per 2 gabalėlius apie 120 gramų rašo, bet iš tiesų vienas gabalėlis yra apie 50 gramų, tai visos susideda 100 gramų, tai jūs gaunate mažiau kalorijų. Jeigu įdomu, tai geriausiai yra maistą patiems pasisverti, nes ne visada, ką rašo ant pakuočių, yra tiesa. Tai per 2 gabalėlius jūs gausite 5,8 gramo riebalų, 30 gramų angliavandenių ir 30 gramų proteino. Tai užsisakiau tokias 3 duonas. Viską dėsiu į mažučius maišelius ir dėsiuos į kamerą, tam, kad ji nesugestų, nes iš tiesų duonytė šviežia, kvepia ir minkšta ir, na, tikrai gali jį sugesti. Ir kodėl čia visas maistas mano yra suplėšytas ir duona suplėšyta. Pakelis. Viskas. Prašau jiems komplainą. Kaip matėte nuotraukoje, pastos pakelis taip pat buvo sugadintas. Ar norėtum gauti naują pastą ir duoną? Džeimsas, tai prašau, ačiū. Na va, matėt, parašiau tiesiog situaciją ir jie man pasiūlė atsiųsti naujus produktus. Ir iš tiesų aš kaip vartotojas turiu teisę pareikšti savo, kaip ir, nežinau, atsiliepimą, kad ir koks jis bebūtų, teigiamas ar neigiamas. Be abejo, jeigu aš perku produktą ir užsisakinėju kažką, aš tikiuosi jį gauti geriausiame stovyje ir geriausios kokybės. Ir kadangi užsisakiau net 3 pakelius duonos, tai aš jos net nebūčiau spėjus suvalgyti ir apskritai, na, jį tiesiog būtų pradėjus greičiau senti, galbūt pelyti, kadangi pakelis buvo praplėštas. Tai va, kaip vartotojai, jeigu kažką užsisakinėjate, nebijokit niekada, jeigu kompanija profesionaliai, jums tiesiog pakaks paaiškinti situaciją, taip kaip dabar buvo man. MyProtein, aš jiem parašiau, kad gavau suplyšusius pakelius ir jie man iškart parašė, ar nori gauti naujus produktus. Parašiau taip. Štai lauke Marylebone stotyje dalina kokosų vandenį. Galima daug nemokamų dalykų gauti čia Anglijoje. Ypatingai kaip karšta. Šiau pakeliu į namučią. Pažiūrėjau sudėtį ir dėja negaliu gerti, nes per visą pakuotę gautųsi apie 12 gramų angliavandenių. O jau aš juos visus
kartus išnaudoju šiandien. Parvešiu mamai. Tai kai užsimanai picos. Ta pati tortilija, kurią rodžiau, kad pirkau. Tunas, proteino sūris, kurį rodžiau. Jalapenas, salotos, truputį prieskonio ir čipotle padažo. Taigi dar viena dieta, apie kurią noriu jums papasakoti, tai yra macro hoarding. Tai yra dar vienas būdas sulieknėti ir tiesiog maitintis taip, kaip nori. Jeigu jūs norite numesti svorio, bet jūs vis tiek nerandate valios tiesiog atsisakyti tų nesveikų produktų ir susigriebti su savo mityba visiškai sveiku atžvilgiu, tai macro hoarding bus kaip tik jums. Nes iš tiesų visa sistema šios dietos veikia taip. Jūs tiesiog turite kalorijų skaičių. Jūs ryte galite būti nevalgę. Ir taip jūs sutaupote visą ryto patiekalą. Jeigu jūs galite išbūti ant tuščio skrandžio, nieko nesukrimti, nežinau, iki pietų, arba tiesiog suvalgyti kažką labai nedaug ir paskui visas tas kalorijas sukaupti ir galite mėgautis kažkokiu didesniu patiekalu. Tai tarkim, jeigu 1600 kalorijų turite suvalgyti per dieną ir ryte suvalgote, tarkime, paprastai 100 kalorijų arba iš vis nieko nesuvalgote, tai skaitykim, jau jūs sutaupę galite būti apie 500 kalorijų. Ir nesvarbu visai, kada jūs suvalgysite visas tas kalorijas, macro hoarding veikia taip, jog svarbiausia, kad jūs tiesiog neviršytumėte kalorijų normos. Jūs galite valgyti bet kada, jūs galite, jeigu einate out kažkur su draugais ar ne, galite sutaupyti savo kalorijas ir jas suvalgyti tik tai tada, kada jūs norite kažkokio tai galbūt nelabai sveiko patiekalo, tarkime, sutaupyti savo pietų ir pusryčių kalorijas vakarieniai, kada jūs galbūt valgysite pizzą, arba vakare nieko nevalgyti ir tiesiog per pietų žinot, kad eisit su draugais į kažkokį restoraną ir galbūt valgysit kažkokį tai desertą. Ir macro hoarding veikia ne tik kaip dienos kalorijų norma, jūs taip pat galite suskaičiuoti ir visos savaitės savo kalorijų normas. Ir jeigu tiesiog jūs pirmomis savaitės dienomis, tarkim pirmadienį, antradienį ir trečiadienį jūs valgote mažiau kalorijų, tai tas kalorijas, kurių jūs neišnaudojate, jūs taip pat galite perkelti į ketvirtadienį, tarkim, arba penktadienį, arba šeštadienį ir jas visas suvalgyti. Tai irgi priklausomai nuo to, kaip jūs norite. Ar tai bus tiesiog per dieną suvalgytų kalorijų normą ir jūs vakare norėsite kažko daugiau suvalgyti, sutaupėte ryto ir pietų kalorijas, ar jūs sutaupysite pirmadienį, antradienį ir trečiadienį, kaip sakiau, kalorijas ir suvalgysite kažką daugiau savaitgalį. Tai va vėlgi, ir čia nėra sveika, be abejo, nebent jūs valgytumėte tik sveikus produktus, tai irgi be abejo variantas. Ir štai, tai yra tokia va dieta. Šiuo momentu aš jos tikrai nesilaikysiu, negaliu laikytis, nes aš noriu bandyti valgyti kuo sveikiau. Bet tai tiesiog dar vienas pasirinkimas norintiems pakeisti savo kūno formas ir išmėginti galbūt naują dietos būdą. Galbūt jums kažkokios tai dietos anksčiau neveikia. Visada galite pabandyti. O dabar man kažkas skambina. Gerai, ate. Eiliai, jeigu aš jums įdomi, jeigu įdomus jums mano video, norite pamatyti daugiau maisto ir daugiau sporto, tai sekite mane socialinėse tinkluose, Instagrame, Facebook'e ir taip pat portale misfit.lt. Visur aš misfit.lt. Iki kito karto. Ate.